grįžta iš futbolo su rožyte ir mano mėgstamiausiais Ferrero Rocher saldainiais. Iš tikrųjų, jis labai prastai jaučiasi, tai pririnkau aš čia vaistukų, arbatytę. Namuose toks bardakas, reikia žiauriai tvarkyti, bet dabar einame šitas pupuniukės išvesti į lauką. Einam į lauką. Einam į lauką. Einam į lauką. Einam į lauką. Aš tikiuosi, aš atrodau padoriai. Dabar yra šeštadienio vakaras, jau koks 9:30. Ir aš net nepradėsiu pasakot, kodėl šiandien aš nieko nenufilmavau, bet matote, biškį kampe vežimas yra jau pastatytas, apie tai pakalbėsiu su jumis rytoj. O šiandieną aš pasiėmiau siuntinį. Čia yra siunta iš Temu. Galvoju, padarysiu dar vieną unpackaging su jumis kartu. Iš tikrųjų nenorėjau net filmuoti, norėjau pati atsidaryti, viską pasižiūrėti, bet galvoju, tie pirmi įspūdžiai visą laiką būna patys fainiausi. Tai visiškai natūraliai, lyg sėdėtumėt kaip draugė kokia priešais mane, atidarom kartu Temu siuntinuką. Kalbant apie Temu, aš žinokit negaliu, mane taip lengva turbūt apgauti. Žodžiu, aš pasidarau pirmą užsakymą, ten apie 127 eurus, man atrodo, gavosi pirmas užsakymas, susimoku viską ir iššoka notificationas, kad jūs gaunate 2 nemokamas dovanas. Ir aš, žodžiu, jau išsirenku ir vieną dovanėlę, ir antrą dovanėlę, ir po to aš laimiu tipo 100% kuponą. Ir reikia būtinai nusipirkti už 55 eurus, kad tas dovanėlės gauti ir dar pilną visko prisisakyti. Tai žodžiu, iš viso aš užsisakiau, man atrodo, beveik 30 dalykų. 30. Nu, gerai, biškį paišlaidavau aš Temu, bet gal buvo verta. Tai žiūrėkite, visko čia daug. Gerai. Čia jau matau vaikiškas rūbelis. Čia aš iš tikrųjų vonelės tai net neturiu, bet šitą reikės Augustai, man atrodo, nuvežti. Jis turi vonelę, bet neturi šitos pagalvėlės viduj. Ir aš buvau jai sakius, kad aš užsisakiau, bet mums vis tiek šiuo metu nereikia. Dieve, labiau traškėtas popierius negalėtų. Čia mes turime, atidarome iš karto. Čia 3-6 mėnesių paimtas. Nu, visai toks cute. Ar labai čia kažkas wow? Tikrai ne. Čia jaučiu bus į tuos įstalčius. Žinokit, jeigu po nėštumo mano sąnariai klubų bus dar vietose, tai aš būsiu apakus, nes aš jau vaikštau, lyg būčiau, ta prasme, invalidė. Ai, čia tipo va taip va. Čia vienas tiesiog skirtukas. Va taip va. Galima dydį kontroliuoti stalčius. Čia mes turime mažą tokią šviesytę, nes aš, pavyzdžiui, tualete dažnai būna noriu su jumis pakalbėti, arba va, kad ir va dabar va. Tai aš vis atremiu tiesiog į kokią vazą ar kažkur, tai galvoju visai fainai būtų turėti tokį telefonui va su šviesytę. Čia pasirodo taip. Dedasi. Įstačiau telefoną į šitą laikiklę. Jaučiu šitą stovelį tikrai panaudosiu. Aš pati žinokit, kad aš čia viską užsisakiau iš tikro. Čia mes turim makeup mirror. Matosi, kad čia vat klijai tiesiog visur apačioj. Einu aš uždėsiu pakrauti ir po to, kai baigsiu viską išpakuoti, pasižiūrėsim, kaip šitas veidrodėlis, bet gali būti irgi labai geras pirkinukas, nes kaip fainai, kad turėsiu tiesiog tokį veidrodį visur, kur galėsiu nešioti su savim. Pabandysiu su
powerbankų ir ledo lempą šitą įsijungti. Jo, šaika. Opa, dar kiek visokių atspalvių. Parodau jums, kaip atrodo mano čia unpackaging visas. O kaip mano šviesytės, pasižiūrėkit, keičiasi. Nu, šitas tai žiauriai geras, man patinka. Nelabai matosi, kaip keičiasi. Ai va. Kokią nori spalvytę. O čia, opa, irgi jau įsijungia. Eina sau dar va ryškumas 3 stiprumų. Nu, gali būti, žinokit, temų dabar mane visiškai nenuvylė. Važiuojam toliau. Paėmiau, kai vystymosi stalelis bus, kad turėti tokių va indelių, sudėti, tarkim, vatytes. Čia, man atrodo, gal ausų krapštukus galima iš šitą bus įdėti. Labai gerai. Toliau turime mes, čia vaikui rankšluostis. Su tokiu va drambliuku. Čia gal kokie 4 eurai. Bet fainas, labai iš tikrųjų toksai minkštutis, įdomu, ar vat sugers vandenį. Tai tokį jaučiu Lietuvoje perkant, tai 20 eurų sumokėsi, o čia va už 4 euriukus. Tai gal ir nusiskalbs ir viską, bet tai visiškai negaila. Jau. Ką mes čia turime? Ai, čia gumyčių užsisakiau. Belenkiek. Žinau, čia paprastos tiesiog visiškai, bet iš tikrųjų nėra labai geros. Jaučiu, nelaikys labai tvirtai. Visada visas gumytės pametu, tai bent jau turėti, tai bus labai gerai. Tada paėmiau tokį žaisliuką. Mažiuką mielą labai. Ir čia turime 2 pižamas. Ir reikia jas pasimatuoti, nes nepasimatavus nežinosime kokią situaciją. Iš šitą tikrai gali būti, aš netilpsiu. Taip labai šito laukiau. Labai norėjau šitos pižamytės, nes jinai tokia velvetinė. Ir galvojau, gal bus labai jinai tokia maloni ir faina po namus. Nu... Nežinau, gal galvojau, šiaip iš tikrųjų realybėj gal visai ir nieko atrodo, bet medžiagytė iš vidaus tokia, nežinau net kaip paaiškinti, žinot, nėra labai cozy, tai galva tai vat po namus ir visai nieko, jeigu tipo kažkaip tai gražiai atrodyti, po to po nėštumo ir gražiau atrodys ant kūdesnio kūnelio. Ar aš labai taip jaučiuosi, kad vat norėčiau dabar užsidėti ir kristi į lovą patogiai? Tikrai ne. Ar jūs pasiruošę? Leopardą! Gal, kai pagimdysiu ir numesiu svorio, visa tai atrodys kitaip. Nes šiuo metu aš nežinau, kur, ta prasme, eiti su tokia, kur. Ir tos leopardos, nu aš negaliu. Šitą medžiagytę taip iš tokia popierinė. Kas esat matę mano storiuose, tai meilė visada įsitaiso ant mano nėštumo pagalvės. Jos čia yra tiesiog. Realiai čia jos pagalvė. Ir jos negali net patraukti. Jos čia yra spotas. Jei taip gera būna, žinokite. O tai va visada galvytė padeda. Ir žodžiu, labanaktis vaikučiai. Nu mes jau 2 galime atidaryti. Dėl to, kad vakar praleidom. Ir šitą. Nu, davai. Žiūrim, ką čia mes turime.
Kitket. Bet čia tokį kokį irgi jaučiu nesiragavęs, o ne? Ne, aš tai tikrai. O čia? Pringles. Oho. Čia gali būti tau net nebus skanus, bet galvoju paimsiu paragauti, nes čia kažkokie aštrus tipo. Gerai, mes dabar irgi atidarome. Oi. Kokie skaičiukai 21. Veidui kremukas iš Florence, labai fainai. Čia kokią didelę turime. O, pakių kaukytės. Labai fainai. Draugai mano, žinau, kad turbūt žiauriai pasiilgot manęs. Dabar yra netgi pirmadienis. Nu, o ką, rytoj kūčios. Šiandien aš varau dabar nagučius tvarkyti pas Deimantę. Vežu jai dovanėlę tokią mini plaukučią. Galimai atrodau tiesiog kaip bulvė kokia. Atsikėliau prieš kokias 10 minučių. Ir kaip kaklą tiesiog numiegojau vieną vietą. Ir taip skauda, kad net žodžiais nemoku apsakyti. Vakar, man atrodo, paruošiamieji sąrėmiai buvo, nes belenkai pilvas susitraukinėjo ir žiauriai skaudėjo. Žodžiu, tokios tokelės, varom pas Deimantę, nes vėluosiu pas ją ir tikiu, kad šiandien pas ją pilna darbo diena, tai nenorime vėluoti. Važiuojam. Štai žinau, kaip mes visi šituo šventiniu laikotarpiu norim gero oro, tai yra sniego, saulytės, kad būtų giedra, ne? Nu, tas toks būna pats fainiausias žiemos oras. Tai va, ką mums duoda gyvenimas. Dar labiau apsiniaukusi ir lietučio. Įvyko dovanėlių apsikeitimas. Apsikeitėm dovanėliam ir tvarkysim nagučius. Visai patiko šitie man, bet manau vėl prancūzą darysiuos. Gali atsidaryti. Jau nebe blondinas. Čia gerai, šitas man patinka. O kas čia galvoji yra? Nežinau. O jeigu reikėtų pabandyti spėt? Nežinau, tokio pakelio. Niekada nesi turėjęs tokio pakelio? Nieko niekada. Tai dabar kaip matai nereikia. Tiek čia tau. Mes turime 23. iPencil. Akytėm. Velvet Love. Eyelineris. Žinau, kad aš sakiau, kad aš sugrįšiu normaliai ir dabar yra tiesiog kūčių diena. Aš neturiu, žinokit, savo net ką ir be pasakyti. Aš ką tik po Akropolio paskutinius dalykus apsipirkau ir atrodau tiesiog visiškai dar nepasiruošus šventėm. Šiandieną norėsiu žiauriai pasidaryti iš tikrųjų savo procedūrą tokią greitą, kad gražiai labai plaukučiai atrodytų ir varysim vakare į Jonavą pas Mato tėvus. Žinokit, šitos dienos Matas, žodžiu, susirgo, kosėjo. Aš tokia irgi išeis iš savęs, baiginėju tuos darbus. Tos nuotaikos šventinės kaip ir nėra, bet kaip ir bandai užkurti, bet, žodžiu, kaip ir pas visus jumis, aš manau, tiesiog chaosas per visas dienas, bet dabar tikrai jaučiasi, Akropolį tai belenkiek žmonių, bet šiaip mieste važiuojant vakar per pietus išvažiavau iki Senukų, ta prasme, aš galvojau tiesiog, kad aš nežinau, kur save padėsiu, tiek mašinų visam mieste, kosmosas buvo. Bet šiandieną dabar tikrai jau ramiau, aš manau, jau visi važiuoja ir ruošiasi
pas savo giminės ir tikiuosi, kad žiauriai fainai jūs praleisite kūčias ir tikiuosi, kad mes irgi labai smagiai pasibūsim. Aš dabar varau namo, nežinau, ar mes kažką tai su matuku namuose valgysim, ar eisim dabar kažkur tai pavalgyti. Planuojame į Jonavą nuvažiuoti maždaug ant 6-7 ir dar reikia visas dovanas man supakuoti, nu bent jau šiandienai, tai eisiu dar supakuoti dovanėlės. Nu, žodžiu, tokių visokių reikaliukų yra. Žiauriai laukiu, žinokit, iš tikrųjų. Vakare prisės prie stalo ir tiesiog pavalgyti. Sočiai, skaniai, visko. Žinau, kad kelias dienas nebuvo vlogų, nepykite ant manęs, bet mes toliau tiesiog tęsime, lyg niekur. Jau nežinau, kelinta čia diena, aš jau pamečiau net skaičių ir kada mes sustosime šitą vlogą irgi nežinau, bet einam tiesiog pasroviui. Kaip gaunasi, taip gaunasi, nekeliam savo spaudimo ir tiek. Aš galvyti jau išsiploviau, pasidarysim botokso anti-aging procedūrą ir bus švelnus, faini plaukučiai. Aš taip pasiilgus esu, žinokite, tų laikų, kai darydavausi procedūrą belenkaip dažnai ir tie plaukai, žinokit, tiesiog tokie tobuli būna po procedūros. Aišku, užtrunka laiko, bet jie dabar tokie faini ir tokie pilni ir švelnus. Žodžiu, esu žiauriai happy, Matas išvaręs yra mašiną sutvarkyti, o man reikia jį dar pasidažyti, pabaigti sumuštinukus daryti, apsirengti ir jau turėsim pajudėti į Jonavą. Naudoju dabar savo LED lempą iš Temu ir galiu pasakyti, vienas iš geriausių mano sprendimų buvo jį pasiimti, kaip patogu ir telefoną įsistatyti ir viską. Mes dabar pasidažome greitai. Labai kažko tai mes fancy nedarysime, žinokite. Tiesiog pudrytės. Čia yra makiažas per 10 minučių. Aš belenkaip greitai šitą. Čia yra mano tiesiog kasdieninis makiažas, bet jis tuo pačiu nėra kasdieninis, nes man tai ir per šventės jisai toks gražus. Truputį tiesiog visą laiką ryškiau pasidarau kontūrą, šiek tiek daugiau pudros. Labai kai toks pilnas tas makiažas būna, man šiek nelabai patinka. Einam apsirengti, pabaigti daryti sumuštinukus ir turėtų tuoj grįžti Matas ir turėtume jau po biškį ruoštis važiuoti. Mano sumuštinukai. Čia iš tikrųjų žiauriai, žinokit, paprastai rikota su baziliku ir česnaku sumaišyta ir tada tiesiog pakepinti biškį pomidoriukai ant viršaus, bet žiauriai skanus tokie vieno kąsnio užkandukai. Outfitas šventinis. Labai paprastas. Iš H&M visas, bet patogiausias ir klasiškai, juodai. Man šitos sagutės auksinės priduoda šiek tiek tokio puošnumo, skariukai ir varysim. Kuri mano šitą? Jo. Šitą? Ne, tą kitą. Šitą? Kas galvoji, kad bus? Saldainiai. Dariau šitą. Gerai? O mano viskas paskutinė. Taip, va. Ir tokia mažulytė. Turėtų pagal viską paskutinė būti pati geriausia, ne? O čia 1000 eurų. O kas čia? Ai, čia pakabukas jau čia ant rakto. Eik tu. Tai tokia geriausia dovana. Pakabukas. Pala. Beauty with... Ne, kažkas čia atsidaro. Nu, tai aš tau sakau, kad tu nepėjau grybą. Pala. Jo, va, atsidaro.
Gali būti reikės. Kvepalai gal čia? Jo. Pavastak. Nu, skanus. Aš jau Raktų pasikvepinus. pakabukai. Bet čia, man atrodo, galima kaip raktų pakabuką Mm. užsikabinti. Nu va. Labas rytas, draugai mano, su šventom kalėdom. Dabar yra beveik 9 ryto. Žinokit, kalėdų rytą visą laiką prisimenu, kaip iš tikrųjų būdavo tas šventinis laikotarpis su savo šeima. Mes, kai augom visi, tas rytas visai kitoks būdavo. Tikrai iš karto prie eglutės bėgti, atidaryti dovanas ir taip toliau. Bet aišku, visi užaugam. Dabar kursim šitos momentus su savo vaikais. Taigi tais metais mes jau turėsim lėlytę, kuri atidarinė savo dovaną. Bet iš tikrųjų žiauriai gražus rytas. Eisiu dabar išvesti Meilytę, galvoju truputį tokį ratuką prasieiti, pabūti su savo mintim. Ir po to grįžus reikės man dar supakuoti dovanas, kur važiuosim šiandien į Jonavą pas Mato šeimą. Tai vat, ir galvoju dar prasukti, gal iki Astos nueiti, duoti jos kalėdinę dovaną. Tai toks mini planas. Tikiuosi jum iš tikrųjų, kol įkelsiu šitą vlogą, tai gali būti jau bus praėjusios šventės, bet aš tikiuosi, kad jūs nuostabiai savo šventės praleidot. Tas kalėdinis laikotarpis turbūt kiekvienam yra labai artimas, kai būnat su savo šeima. Mes dažniausiai būname su Mato šeima, tai faktas, kad jie man ir yra kaip šeima ir juos be galo myliu. Bet kartais norisi, atrodo, ir pasilgsti ir savo broliu, ir norisi, atrodo, ir su mama susitikti, ir su tėčiu. Bet pas mumis išsibarščius, išsiskyrus visa šeima, kaip turbūt gal ir pas daugą. Toks kalėdų rytas, po to išpakuosim dovanas, aš žiauriai laukiu tiesiog, kad Matas atidarytų savo dovanas, nes aš esu turbūt labiau excited už jį. Varom pasivaikščiosim ir pasimatysim dienos eigoj. Eina savo, žinokit, koks fainas rytas kalėdų. Negaliu patikėti tiesiog kaip ramu. O mes varom iki tetos Astos su dovanėlė. Nežinau, net ar įleis mane, nes man atrodo miega. Žinokit, ką tik grįžau namo, tai einant link Astos prakalbėjau su mama, grįžtant su tėčiu, pas Astą išgeriau arbatytės pabuvom. Nu, žodžiu, grįžau dar su keliais maišais, nes Asta nupirkus mergytei, kai buvo Anglijai iš Nexto dalykėlių, mama nupirkus kelis dalykėlius, žodžiu, patusau net. Einu dabar supakuoti dovanas ir tikėkime jau neužilgo atsikels Matukas ir eisim atidaryti dovanas. Dovanėlės supakuotos. Einam ruoštis. Jo, ką mes čia turime? Atsidaryti turime. O, super. Čia toks upgrade'as.
Kas atrodė, kad bus kelių dienų vlogas, tampa, žinokit, savaitės tiesiog, man atrodo. Nekreipiam dėmesio, važiuojam toliau, lik niekur, šventės jau praėjo, kalėdas labai fainai sutikom su Mato krikšto tėvais, paeglutė nemažai visokių dovanėlių yra. Dar kai kuriems žmonėms patys turim padovanoti. Vakar Mato vienas iš geriausių draugų atskridęs į Lietuvą atvažiavo, pabuvo, tai tokie, žinokit, dar vis pasimatymai su šeimom, su draugais, dabar atvažiuoja mano tėtis su broliu. Tas šventinis toks kaip ir laikotarpis pasibaigė, bet dar vis tokie mini susitikimai laukia. Ar varysiu iki Akropolio, kažką tai gal nupirkti reiktų iš tikrųjų tėčiui ir broliui, nežinau, jeigu pavyks kažką tai rasti, nes nežinau, atrodo net kartais, ko jam reikia, ar iš vis kažko tai reikia, tai nuvarysiu, pasižiūrėsiu ir varysim turbūt pavalgyti. Žiūrėsim, kur čia nuves mūsų šitas vlogas toliau, nes aš net neįsivaizduoju, kada jisai pasibaigs, aš net nežinau, kur aš prieš tai pabaigiau, ar iš vis pabaigiau kažkokioje normalioje vietoje. Kartais tu planuoji, kaip sako mano mama, o Dievas juokiasi. Nu taip dabar pabandom ant 20. Tėtis su broliu tvarko. 6 kampų? Ne. 6 kryžius. Jo, kryžius. Taip suk. Ne į tą pusę. Richmond. Ne į tą čia atsukė. Tai mes atsukam. Man reikia sukti. Tai kalbėk lietuviškai. Jau yra suėstas gal. Nu tai užspaus. Nu gal traukiasi, bet Traukiasi? biškį. O, gerai. Gerai prisitraukė. Pravaro. Gerai prisukai. Be, Marklių nieko net nenditėt. Čia būtų nesąmonė. Levelį reikia turėti. Turi levelį? Ai, Čia nieko neturi, bet nori padaryti darbą. Tai kad čia visa virtuvė kreiva, čia levelio nereikia, čia svarbiausia, kad laikytųsi. Kodėl aš tau sakiau, kad čia netinka. Tik aš iškart sakau. Tai gerai, tuos tėti galima nuimti. Pažiūrėk, kaip jinai stovės. Pažiūrėk. Kaip? Va, žiūrėk, kaip įsikišė. Jo, žiauriai įsikišė. O tai ką daryti tada? Ne, su tuo. Su šitu. Tai tada normaliai. Gal veiks. Gal veiks. Nu tai čia irgi, čia bazabrazija, grina. Bet nepamiršk neįkišt per galą, plintusą kalą. Tada neužsidarys. Pats žinai. Aš žinau. Tai aš Ne, primenu. tu čia, va. Ne, čia blogai, žemyn. Va, šitaip turi Tai būti. taip, bet dabar žiūrėk, jisai liečia plintusą. Va, žiūrėk. Viskas gerai. Pala, pajudink aukščiau, normaliai daryk. Jisai traukėsi. Nu jo. Nu, tai viskas. Tai gal veiks. Davai, bandom. Bet kaip mes prasuksim be drėlės, čia irgi nesąmonė grina. Aš turiu drėlę. Tai duok tą drėlę, jeigu tu turi drėlės. Neturi. Yra. Tai duok mums tą drėlę, ko mums čia naišvardo. Technologija. Viskas. Kraunusi. Nu. Taip. Ką jūs dar norit? Prašau ir sukt. Jo. Nu, bet klybės, gal reikia tą... Opa. Viskas sutvarkyta. Veikia, padaryta. Meistriukai padirbo. Atvariau dabar antakius susitvarkyti prieš naujus metus. Atsimenat, kaip sakiau, kad niekur neužsiregistravau, tai po to tą pačią dieną užsiregistravau ir antakius, ir blakstienas. Tai va šiandieną pasidarysime laminavimą ir dažymą ir parodysiu jums po to, kaip atrodys. Nu va, kaip gražiai antakiukai padaryti pas Kamilę. Iš karto tokie ryškesni, gražus, laminavimas plus dažymas. Ir koks fainas šitas salonas, žinokit, čia naujai atsidaręs Ukmergės gatvėje, Kaune, labai gražus. Gerai, važiuojam vėl pas tėtį su broliu.
pakritikuoti. Nebijau, kad užblokins. Čia buvo mano pirma mašina, su kuria aš važinėjau. Taip, mama šiandien tau buvo. Tėtis. Davaryti iki rankinus, tai dar atgalvinus šiek tiek. Na. Ir dabar mes lekiam su tėčiu. Lekiam, Tai taip. sakė, kai pasiėmė mašiną, dabar čia labai dar viskas gražu. Nesakė, suvariau, bet meluoja. Jo, men. Čia, žinai, aš savo sakys, aš vos ne karstą pasiėmiau. Vos ne karstą. Įsėdau, viskas, šai. Padagas nuvežiau permontuoti, sako, kas tu padagas? Mašina su slidžiom padagas, kur nėra protektorius. Tai yra įmanoma taip daryti. Ai, buvo visiškai nuvarytas. Tuštuma. Dabar išlipsi iš mašinos ir normaliai ją pasižiūrėsi išorę. Vidų pažiūrėk, kiek yra gyventojų, tai yra normalu. Pas normalų vairuotojų, o ne taip. Kaip pastavė tą. Gateiškė, paspaudė ir lekia. O man nereikia paspaudti, ko man skubėti, aš skubu gyventi, ką man reikia. Jeigu ar atvežė. Mano tėvai. pardavė. Mano Galiausiai. ir pasiliko pinigus. Klausyk, tai nedavai. Tam ir pinigus geriau nepaliečiu, nes aš pradėsiu geriau išgas gerai. O tai palauktų pardavėjai Jaguarą? Tai jau senai. Nu tai ką aš laikysiu prie Jaguarą, kad tu juokauji. Tai pas jumis... Atvežė Jaguarą, o nei gali važiuoti su ją, nei su ją nieko negali daryti. Ir numetė tą dovanoju, daryk ką nori. Čia atskirta. Žinai, kad kitchenas ir living roomas. Aš jums dabar pažiūrėk, medžiaga yra. Nereikia pirkti. Dabar pažiūrėkit toliau. Nu, grantai privarom. Norim jokio sriubos valgyti. Pačią kiečiausią. Aštą tokią kokonasų. Kokonasų pieno. Galima sakyti kokonasų sriubą, bet iš tikrųjų koko iš Taluti su vištiena. Koko iš South America. Ir po to valysim į filmą ir Grantas žiūrės pirmą kartą lietuvišką filmą, ar ne? Pirmą kartą, yeah, that's so fucked up. So like what, like, does this mean like my virginity's been taken? Like a movie perspective? Pirmą kartą turės lietuviško filmo experience. Reemigrantai 2 iškart į antrą dalį šoka, pirmos net nematė. Šiaip visai turėtų būti neblogas filmas, pažiūrėsim, ar mums patiks, ar mums fainai bus. Yo, like, do you mind guy hurry up, you know? Kiek galvoju, aš uždirbau gruodžio mėnesį iš YouTube'o? Dabar reikia atsakyti angliškai, lietuviškai. Lietuviškai, prašau. Aš tik norėčiau žinoti. 400. Divided by 2. Yep, that's the one. Nu va, lėkštės tuščias, Grantai jau išnešė, jis pirmas pabaigė. Davai, šauk. Pirmas pabaigiau. Atsakymas yra. Žiauriai skanus. Žiauriai skanus. Labai įdomus toksai skonis. Mano mėgstamiausia sriuba, mėgstamiausia. Jo. Biškį aštrumo yra. Aštrumo yra. Toksai creamy. O kiek krevečių buvo pas tave? Viena. Ne, juokauji. Ne, nebuvo viena. Viena krevetė? Buvo 5 vištų gabaliukai. Viena krevetė? Tai už vieną krevetę 2 eurus papildomai Jo, sumokėjai. buvo žiauriai gera ta krevetė, vėžį užplauna iš kūno. Jo, filmas buvo, žinai, lietuviai yra kitokie. Žinai, lietuviai yra lietuviai. Jų filmai yra visiškai neprognozuojami. Jų filmą, kai žiūri, tu išeini susimąstęs. Ką jie iš vis norėjo pasakyti? Koks buvo tikslas filmo? Aš kiekvieną kartą, kai einu į lietuviškus filmus, sakau, kad niekada nebeisiu. Ir vėl nueinu, aš duodu dar šansą, dar šansą. Vaidų buvo, bet paskui greitai jie dingo. Ir prisimeni, kad 10 buvo šūdų vaidų. Tau patiko? Ne, bet... Užaudė? Kažkas rūko žolę.
Čia yra Oi. velnio lapė. Tikrai, Velnio činkai. tikrai nežinau. Kažkas, Čia nebuvo klausimas. Matė, kad mes filmuojam. kažkas rūko žolę. Tikrai ne šitie už kampo, į kur iš karto pasislėpė. Ir iš karto eina. Toks experiences. Ačiū uždėmesi. Viso gero. Gero. Aš noriu uždaryti šį vlogą šį sekmadienio rytą ir pradėsim naują vlogą iki naujų metų. Bet atsimenat, aš jums sakiau, kad bus labai daug darbų iki švenčių ir kad viskas baigsis mano darbai iki lėliuko. Bet iš tikrųjų dar keletą klienčių užsirašiau ir va šiandien jau tikrai bus tikriausiai mano paskutinė darbo diena. Nebent kažkokios, nežinau, pažįstamos draugės atvarys. Bet reikia iš tikrųjų jau pailsėti, skirti laiko galbūt daugiau pasiruošti namuose ir taip toliau. Tai žodžiu, varau dabar padirbsiu šiandieną. Šitas vlogas žinau, kad buvo labai ilgas, labai daug visko. Jeigu jūs išlikote ir peržiūrėjote iki galo, tai jūs esate tikri mano fanai. Tai noriu labai paprašyti, kad palaikintumėt, pasubscribintumėt ir ačiū labai, kad žiūrite. Man žiauriai fainai iš tikrųjų su jumis pabendrauti, pakurti šitos vlogus, kad ir kaip jie kartais gaunasi tokie chaotiški. Tai va, gerai viskas, bučkiai. Ir pasimatysime sekančiam video.